Jeigu jūs žiūrite šitą serialą, viskas pavyko ir viskas suėjo į vieną tašką, į vieną tikslą. Bent jau iki šito etapo mums pavyko daeiti. Tai įvyko. Ir vat jūs esat to dalimi ir man labai malonu iš tikrųjų. Ir labai esu dėkingas visiems, kas prisidėjo prie šito projekto, kad tai įvyktų. Tai yra labai didelis dalykas man, labai svarbus, nes mes įdėjom visą save į tai. Tegul mūsų darbai kalba už save. Pagaliau, kaip Aidas sakytų, tai kada jau? Tai va dabar, Aidai, jau dabar prasideda. Sveiki. Labas. Šiandien esame pas vieną labai talentingą menininką. Jisai kuria vienetinius automobilius, teisingai? Teisingai. Šitą istoriją jau praktiškai nuo vaikystės atėjus yra, kai tokia prasidėjo visokie dviračiai, motoroleriai ir visa kita konstravimai jau. Bet vaikystė, garažas garažais, ne visada turėjo galimybę. O būtent jau automobilius kurt, tai būtent po ligos. Ir tas būtent iššūkis toks atėjo, žinai. Pasakysiu tada, kai likai praktiškai nereikalingas visuomenė iš vis. Neįgalumas ir visi kiti dalykai būna pasakymas būtent medikų, kad ten vienu žodžiu praktiškai būsi visą savo gyvenimą daržovė. Kažkaip leidžia tai supražinai, kad iš tavęs jau nieko gero nebus. Tai galbūt tas paskui viduje toks gimsta, žinai, kovotojas, žinai, tiesiog galvoja, neaugi visą gyvenimą reiks gulėti lovoj ir į lubas žiūrėti, tai žinai. Bet aš toks visada buvau nepaprastas, kaip sakyt, užsispyręs žmogus. Tai man reikėjo tokių stiprių iššūkių. Nes ten, žinai, stengtis, aišku, ten iš pradžių reikėjo mokintis vaikščioti iš naujo ir visą kitą. Buvau, sakau, koma mėnesį laiko, visi raumenys, viskas, kaip sakyt, praktiškai užsigulėjo, išmirė ir visą kitą, žinai. Tai va, būtent nuo to, sakau, būtent atsirado, sakau, prieš kokią 15 metų tas toks, laikotarpis, kada žiauriai judesio reikėjo. Iš pradžių pradėjau tapyti, kas ir iš anksčiau buvo. Ta tapyba visa, tai aš ir meno mokyklą baigęs ir visa kita, bet aš visada buvau linkęs prie metalo. Tai tas tapymas šiek tiek, žinai, kaip sakant, padėjo man tarp žmonių įlipt. Paskui pamačiau, kad tiem žmonėm jau, žinai, palaipsniui darosi neįdomu tai, ką aš darau, žinai. Reikia kažką rimčiau. O tas rimtumas, taip sakau, išėjo kažkoks poras garaže kažkada. Palei pat kraštinė, kad galima būtų nuo jų irgi taip pat iš čia įvesti žambines. Skersinius pastatyti, kad čia gautųsi būtent trikampis, kuris būtent... Anksčiau aš darydavau motociklus, kurdavau savo, žinai, tokius visokius ten kažką, žinai, iš tarybinės tas technikos. Paskui sakau, aš galiu kartingą pasidaryti tokį, žinai, dragų atvažiuoti ar ką ir... Sako, baig tu, Aidai, kad su tokia sveikata, ką tu čia sulipdysi. Tik pasakė, baig tu, Aidai, visio.
kaip ir tie daktarai, kad ragas jau tau gyvenimo nėra. 5-6 metai daugiausiai tau, kas liečia organizmą, visą kokios ligos yra ir visa kita. Sakau, ne, bля. Na ir ką, ir po 1,5 metų aš su to kartingai praktiškai išlėkiau į trasą ir ėmiau pirmas vietas. Netgi tarp gamyklinių mašinų, tai pastumėjo, pažiūrėjau, kad, kuom aš prastesnis, kuom. Na ką, mes jau vietoje. Gavai šiandien emocijų gerų iš žmonių? Gavau, tikrai gavau. Patiko? Šiandien tikrai gavau. Nu va, Aidai, pajudėjom. Pirma dalis baigta, dabar į antrą dalį. Jo. O paskui? Paskui jau gersim, tai grįšim iki ryto, paskui tik pirmadienį pajudėsim. Karočią viską, ką atsivežiau, palaidosiu. Viską, ką čia paliksim. Mašiną liks. Paliksim čia viską. Nu, tikėkimės pasikrauti gerų emocijų. Nu ką, tai Basanavičiaus gatve. Koks jausmas? Kai visi svečiai suvažiavo, kai jau visas renginys toj prasidės, aš esu ramus ir labai džiaugiuosi, kad mums tai pavyko. Pavyko surengti tokią aplinką, pavyko surinkti puikiausius žmonės, sunku perduoti emocijas. Tai šiandien pas mus suvažiavo puikiausi automobiliai. Black Magic. Tokios mašinos pasaulyje jūs daugiau niekur nepamatysit. Jūs pažiūrėkite į šitą grožį. Tai yra skonis. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore, and love is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. For the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore, and love is all that I can give to you. Is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my
wicked love was made for me and you. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Dar kartelį pristatau, maestras Saulius Šiaučiulis, audringi aplodismentai. Ir dar kartą tokie patys audringi, nemažiau audringi Laimonui Urmikui. Tik dvigubai tiek Rokui Smalinskui. Galbūt mano galimybės yra silpnesnės, bet visa kita, sakau, paskui, kartais būna sunkesnių dienų, kartais lengvesnių, bet kaip sakant, aš esu stipresnis už visas tas ligas, ypač kada turiu kažkokį kūrybinį procesą. Kai jis ateina, aš pradedu gyventi, tada tikrai gyvenu. Tas trikampis būtent va šito vietų susiduria, gaunasi toks, ganėtinai stipri vieta. Tai va tokie planai šiandien. Super, gerai. Reikia būtinai padaryti tą, nes einam link variklio statymo. Reikia būtinai pastatyti spyruoklės. Taip. Prieš statant variklį, bet jau turi būti, taip sakyti, kėbulas abstrakčiai stiprus. Šiuo metu ir ta mintis tokia yra. Aš kaip ir sakiau, fonas yra pilka kasdienybė, rūpestis tuo, kaip tą pilką kasdienybę, kaip sakant, paspalvinti, padaryti ją įdomesnį, ko aš visada ir siekiu. Netgi tos mašinas kurdamas, visada aš darydamas įsivaizduoju, kad žmonės pamatę, nustebinsiu juos. Ir jie, pavyzdžiui, ėję į darbą ar dar kažkur, pamatę važiuojant tokį automobilį gatvėje, jiem tikrai pakeisiu nuotaiką. Kokia jį bebūtų prieš tai, jinai keisis. Ne tai, kad kažkas tai finansiškai, bet tiesiog, sakau, tas visas būtent priėjimas, pati ta fantazija mane pakylėja ir aš tada galiu jau eiti kaip jūs, kaip visi kiti. Tos vietos, šitą vietą praktiškai niekom nesilaiko, visa apkrova gaunasi tik vienam šitam vamzdžiui. Įsivaizduoju šitas dalykas. Taip. Jis čia prisuktas, o jam ir šitai pusėje reikalingas stabilumas, reikia stiprus. Taip. Vien tik tai šito neužteks. Nors fiziškai esu tikrai iš vidaus, tai žinai, nesimato. O šiaip tai tikrai yra pažeistas organizmas stipriai. Numetė kilogramų. Prieš ligą aš kažkur bendros masės turėjau 120 kilogramų. Buvau toks, jau biškį pavalgęs, kaip sakant. Ir po ligos aš svėriau 70. Tai aš iš pradžių nemačiau savęs niekaip, žinai, po to tik pradėjo tas visas, mane kažkur pradėjo vežioti visokias ten tos tyrimus ir viską, ir vieną kartą, sakau, įvežė mane su vežimuku į liftą, o lifte yra veidrodžiai. Ir aš taip jau pažiūriu į save. Galvoju, kas čia konclageris, karožai. Kaip per filmus rodo, kaip vokiečių, žinai, nukankinti grinai. Visas geltonas, čia įdūbę, vos ne dantis net aptemti, žinai, matosi. Visas baisus, kaukolė, akys įkritę, tiesiog nepažinau save. Ir tas 70 kilų ten praktiškai per pusę. Per pusę nukrito. Per pusę metų. Aišku, pusę metų, taip, kol pradėjo
nes būdavo ir tas maistas. Iš pradžių iš vis nieko nevalgiau, viskas buvo maitinimas per zondus visokius, per viską. Po vienos operacijos iš viso galvojau, neatsikelsiu. Iš vidaus stiprus, taip. Norėjot gyventi, norėjot Taip, taip, kažką pakeisti gyvenime. taip. Nepasidavėt, tas ryžtas, ta valia, galbūt iš vaikystės atėjo, iš jaunystės, kai sportavot, aš galvoju. Taip. Aš manau, kad tai yra labai įkvepianti istorija. Tikrai sveikinti, pagirtinai, kad jūs darot tokius dalykus, nes nemanau, kad daug žmonių tokioje situacijoje kažką dar darytų. Dauguma, manau, tiesiog. Pasiduoda būna. Pasiduoda. Jo, ir tas, kad pasiduoda, žinai, žmonės, tai juos neilgai palaiko. Atsibosta tokie žmonės, žinok, labai greitai atsibosta, juos palaikyti, jų tą visą... Aš už tai ir nemėgstu labai kalbėti apie tokius dalykus. Dažniausiai nutylim, nebent iš kalbos, žinai, išeina. O šiaip sakau, tiesiog tai yra silpnumas. Kalbėti pastovi. Aišku, galbūt kažkam tai norėtųsi, kad tas visas pokalbis pervirstų į tai, kad tai yra, laimėta kova su to, tai yra, ganėtinai stiprybė didelė. Stipru turėtų būti. Neturi daugiau ką veikti čia. Tau viską padariau. Aš galiu jau išeiti. Ir aš esu matęs daug senų žmonių, kurie sakė, vaikeli, tu nebijok dėl manęs, aš jau gyvenime tiek visko padariau. Ir aš jau sakau, jau nenoriu. Tiesiog nenoriu. Pavargau nuo viso. Užteko, aš sako, su didelė šypsena galiu užsimerkti ir palikti šitą visą pasaulį. Tik tai bijo žmonės tie, kurie dar bijo kažką nepabaigė, nepadarė, žinai, turi dar vilčių kažkokių. Tai ir aišku, stiprus tikėjimas. Tai būtų. Tikėjimas mūsų tikrai veda. Bet kuo vis tiek kažkom turi tikėti. Viskas. Tai buvo prieš 4 metus. Aš su Aidu susitikau netikėtai. Ir ta kelionė nenutrūko iki šiol. Tas susitikimas buvo labai stiprus man, nes aš pamačiau Aido vidinį potencialą. Manyje iškilo daug emocijų ir noro prisidėti ir padėti tokiam žmogui. Kai aš pamačiau gyvai jo automobilį sukurtą rankomis, Black Magic, aš pajutau, kad tas automobilis turi sielą. Tai tarsi Aidas įdėjo dalelę savęs į tą automobilį ir aš tai pajaučiau. Tai buvo labai stipru, labai stipri patirtis. Ir aš tada savo pasakiau, kad aš noriu prisidėti prie vystymo šito dalyko, kad iškelti viską į kitą lygį. Kad mes galėtume padaryti dar daugiau kartu. Ir aš mačiau tai, kad mes tai galim. Oi, labai išskirtinė persona. Ta prasme, aš galiu drąsiai teikti, kad aš tokio žmogaus nesu sutikęs savo gyvenime. Su tokia istorija, su tokia stiprybė, su tokia gera širdim. Apie Aidą tai pas mane vien geriausi žodžiai, nes iš tikrųjų aš jį pažinau iš kitos pusės, nes teko dirbti su juo kartu, kiekvieną dieną būti. Turėti ir daug iššūkių ir visokių problemų spręsti ir mes kartu išsprendėm tas problemas vieningai, nes tikrai buvo daug problemų su to projektu. Žodžiu.
Čia reikalingas aramas. Bet uždaryti problemų variklį iškeltų. Taip. Buvo daug reikalų, kad įspręsti visą geometriją, kad viskas iš tikrųjų būtų, kad sueitų galai, nes ta prasme, iš daug galų nesuėjo, o kai minėjau automobilį, tai yra tiek kombinacijų, tiek visokių skirtingų kampų, kuriuos turi viską apgalvoti. Ir iš tikrųjų, kaip su Aidu darėm tą projektą, aš pamačiau, kiek jisai turi požiūrio kampų, kiek jisai į priekį masto. Tai prasme, wow, bet tai čia yra patirtis. Ir nebereikalo pas jį tokia patirtis, nes pagaminti yra 5 automobiliai nuo 0. Bet ne šiaip, kažkas ten uždėta, nuimta, ne, prasme, visiškai nuo 0. Viskas pritaikyta, paimta iš daug skirtingų automobilių, viskas susieina į vieną. Čia kaip orkestras, žinai, įsivaizduokit, kiek yra instrumentų, tai čia panašiai. Tai jo, kadangi tai yra 6 automobilis, tai jis įdeda max viską, ką turi, visą tą patirtį sudėjęs. Ir, kaip sakau, man tai yra išskirtinė patirtis. Aš sakiau, kad ir buvo be galo sunku, ta prasme, visom prasmėm. Emociniam, fiziniam, finansiniam. Bet aš ėjau į tą darbą kaip į šventę. O kas, jeigu padaryt maksimaliai tikrovišką istoriją? Maksimaliai apie ką iš tikrųjų tai yra? Už pačio žmogaus suvokimo ribų. Kurti filmą, kuris yra plačiausia aido forma. Ir ta aido forma yra viena iš mano formų šitame pasaulyje. Aidas jis man labai savas. Labai. Mes susigalvojam savo burbulą, kad mes esam tokie. Bet mes visada esam plačiau. Tai kviečiu į kelionę. Į patyriminę pirmą savęs ir žiūrėkit tą filmą iš prizmės, koks filmas dedasi jūsų viduje. Nes realiai čia tik simboliai. Kokia aplamai nauda palaikyti kitą žmogų tiesiog vien dėl istorijos, vien dėl to, kad aš bijau kažką tai daryti ir žiūriu tai, ką kiti daro. Va čia yra paslaptis filmų, kurie yra sėkmingi. Žmonės nori žiūrėti tai, ką patys bijo. Bet labai noriu, kad jūs atsuktumėte veidrodį į save ir į savo baimės. Sukur tokį serialą, kur kiekvieną syk, kada tu žiūri, tu matai vis skirtingus dalykus. Atsisluoksniuoja kaip svogūnas. Ir vis giliau į tą esmę. Tugi bomžas dabar, jo, gyveni kažkur garaže, net namų nebeturi. Bet gal tai yra geriausia, ką galėjo su manim nutikti. Nes jeigu aš gyvenčiau kažkur kitur, neišjaučiau taip. Ir tai nėra auka. Aš neaukoju save. Aš tiesiog pasirinkau savo kelią. Ir pažiūrėkim, kas bus. Sakau, kartais būna liūdna, kai nieko nėra ką veikti, neturi finansų, kažką būtent padaryti, norėtum daryti. Aišku, imiesi ten drobės kažkokias, dažai, teplioji natiurmortus, ten bandai dar tuo įlipti kažkiek. Aš kaip ir kartais sakau, jeigu esu silpnas tuo momentu, tada aš visada pakelsiu teptuką. Jeigu tik tai atsirado fizinės galios stipresnės, šiek tiek jaučiu, kad rankose yra sveikatos, teptuką keičiu į plaktuką. Būtent
Būtent man tas labai padeda gyvenime ir būtent šitoj situacijai. Tai, ko atsakau, būna kartais tikrai net tokia, kaip sakyčiau, depresija užpuola, kai neturiu to, ką norėčiau daryti. O tai yra viskas remiasi į finansus, aišku, labai stipriai. Kartais netgi gali žinai, būti sunkiai jaustis, blogai jaustis. Ir tas toks atėjimas, žinai, kažkur atsirado finansų, kažkas parsidavė, kažkoks paveikslas išėjo, žinai. Ir tu jauti, kad tavo ten tas laiptelis, kuris yra pragyvenimui, pakilo biškį daugiau. Ir tą truputį tų finansų pasiemi ir bandai, vartydamas puslapį, žiūrėt, skaičiuot, kiek tas vamzdis, kiek tas anas vamzdis. Skaičiuoji, žiūri, aha, tilpsiu aš į 200, netilpsiu. Čia nekalbam apie 1000. Tiesiog galvoju, iš ko tą dalyką generuot, iš ko jį padaryti. Ir tas būtent ta veikla, tas ieškojimas irgi, tai yra ganėtinai įdomus procesas, toks kaip lošimas. Ar išlošiu to vietą, ar neišlošiu. Tai toks vat irgi gaunasi žaidimas įdomu. Ko jūs įtylit? Kai numirė, atrodo, užhipnotizavau, nu na. Bet koks paveikslas iširs, bet kokią mašiną surūdys, bet kokią nuotrauką įsitrins, bet kokia yra didžiausia prasmė, kodėl tu grįžai į šitą pasaulį dabar. Kas yra už viso to? Svajonė gimusią, augink, o meilę sutiktą, brangink, sėkmės iš rankų, nepaleis, o jei pajusi, kad skraidai ant žemės nusileis. Ten, kur žolė, žaliai žalia, ten, kur šeima, draugai šalia, žalioj žolė, žali žiogai, kur gaudo drugelius gamtos vaikai, taurios mintys, geri darbai, lai patampa tavo kasdienybė. Kad ir kiek neteisybės matytum vis tiek, mylėk mūsų tėvynę. Jei šiandieną tavęs nematau, pabendrauti gyvai negaliu, tai žinok, kad tave palaikau ir klausausi tavo dainų. Tik pamiršk visą tai, kas graudina, kas užmigti naktimis neduoda. Te draugai ir šeima apkabina viltim ir paguoda. Išminties pasisemk iš senolių, nuoširdumų iš vaiko nekalto. Jei truputėlį sėkmės vis pritrūksta, tai bandyki dar 1000 kartų. Iš drugelio paimki lengvumą, o iš paukščio gebėjimą skristi, kad siela į šviesą keliautų, o širdį karaliautų jaunystė. Pagauk svajonę ir nepalik jūs. Pagauk svajonę ir nepalik jūs. Pagauk svajonę ir nepalik jūs. Pagauk svajonę Pagauk ir nepalik jūs. Pagauk ir nepalik jūs. Pagauk ir nepalik jūs. Pagauk svajonę. Pagauk svajonę. Nice. Ką, Va. kviečiam į sudegusių popkornų balių. Tegul dega popkornas, bet ne sielos, nors šiaip gerai. Tegul dega meilė širdyje ir aistra menui. Tegul dega jūsų akise. Va toks palinkėjimas. Bet jo, ir pasirūpinkit savim, ten popkorną pasidarykit, arba tikės, ar nežinau, kas kam patinka. Ir jeigu sudegę popkornai, nesugadina jums nuotaikos.